1887 m. balandžio mėnesio 19 d. Baibokų kaime, netoli Vabalinsko, Panevėžio apskrities, pasaulį išvydo Adolfas Sruoga. Jis buvo antras sūnus Agotos ir Pranciškaus neseniai sukurtoje šeimoje. Prieš jį, metais anksčiau, gimė pirmasis vaikas, Juozapas. Gyvenimas tais laikais nebuvo lengvas, bet Sruogų šeima ūkininkavo ir turto turėjo, tad nebuvo tai blogai. Du vaikinai ilgai vieni neužsibuvo. Tais laikais didelė šeima buvo ne keistenybė, o kasdienybė. Kepdavo vaikus kaip iš krosnies. Tad 1889 metais prie jų prisijungė sesuo Emilija Sruogaitė. Tėvai buvo gan linksmi ir išsilavinę žmonės, mėgdavo kūrybą ir mokslus, ką greitai perdavė savo vaikams. Pranciškus mėgdavo, nors ir retai, papasakoti apie savo jaunystę mažoje trobelėje. Palyginti praeitį su tuo, ką dabar šeima turėjo, jis net negalėjo. Kelis metus Agota pailsėjo, tačiau šeimos norėjosi didesnės. Tad 1894 metais gimė dar vienas brolis, Aniolas, o po dar 2 metų mums visiems gerai žinomas Beloslavas arba Balys Sruoga. Pagaliau, prieš naują šimtmetį, 1899 metais, gimė paskutinis brolis Kazys. Adolfas nebuvo vėjavaikis, tad iškart kibo į mokslus. 1906 metais baigė Panevėžio gimnaziją. 1911 baigė Šarlotenburgo politechnikumą ir įgavo inžinieriaus elektriko profesiją. Nuo 1911 metų dirbo Užkaukazės geležinkelių valdyboje, kur ėjo inžinieriaus pareigas. Taip pat buvo atsakingas už Užkaukazės telegrafų priežiūrą, eidamas telegrafų mechaniko pareigas. Be to, jam buvo patikėta vadovauti Kaukazo geležinkelių bataliono technikos mokyklai, kurioje buvo rengiami specialistai geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir tobulinti. 1913 metais persikėlė į Peterburgą, kur pradėjo dirbti miesto telefonų stoties inžinieriumi. Šiose pareigose prisidėjo prie miesto telekomunikacijų plėtros bei modernizavimo. 1917 metais po Vasario revoliucijos buvo paskirtas Petrogrado susisiekimo dalies telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjų. Užėmęs šias pareigas organizavo ir koordinavo telekomunikacijų tinklo darbą revoliucinių permainų kontekste. 1918 metais sugrįžo į Lietuvą ir apsistojo Vilniuje, kur aktyviai įsitraukė į techninių ir administracinių struktūrų kūrimą. Buvo Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų vadybos viršininko padėjėjas. Taip pat vadovavo Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų mokyklai, prisidėdamas prie specialistų rengimo, besikuriančiai šalies ryšių infrastruktūrai. Be valstybinės veiklos jis sėkmingai užsiėmė ir verslu. Buvo Justo Paleckio leidžiamo laikraščio Naujas žodis savininkas. Jam priklausė didelis ir gerai žinomas Tulpės knygynas Kauno miesto centre, taip pat to paties pavadinimu spaudos bendrovė. 1926 metais jis įsigijo cinkografijos ir litografijos įmonę Žiedas, o be to turėjo akcijų ir kitose įmonėse, stiprindamas savo įtaką leidybos bei poligrafijos sektoriuose. Adolfas Sruoga dėl savo sėkmingos verslininko veiklos ir plataus ryšių tinklo buvo laikomas pasiturinčiu žmogumi ir pelnė didelį pasitikėjimą verslo sluoksniuose. Bendrai, visi Sruogų vyrai buvo gerai žinomi žmonės. Na, išskyrus galbūt tik Aniolas, kuris liko ūkyje, o 4 savo brolius išleido į mokslus. Nepriklausomos Lietuvos metais jie užėmė gan aukštus postus. Juozas – diplomatas, daugiausiai Vokietijoje. Adolfas tapo Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų valdybos direktoriumi. Kazys – finansų departamento referentas. Na ir Balys Sruoga, apie kurį, manau, nereikia labai daug pasakoti. Tačiau šis video ne apie visus Sruogų brolius, tik apie 2. Balį, kuris mūsų šalyje paliko didžiulį kultūros paveldą ir tapo žinomas už literatūros klasikos Dievų miškas parašymą. Ir Adolfą Sruogą, paštų direktorių, pasiturinti visuomenės veikėją, kuris tapo žinomas dėl vienos didžiausių ir sumaniausių aferų Lietuvos istorijoje. Jo ir bendrininkų sukčiavimas buvo toks sumanus, jog prireikė net 10 metų, kad kažkas pastebėtų, jog praplauta beveik 3 milijonai litų. O afera galbūt net iki dabar nebūtų žinoma, jei ne vienas dažnas dalykas, kas nutinka tokiose kriminalinėse grupuotėse. Išdavystė. Pašto ženklų byla – neįprastinis korupcijos atvejis, kai pasisavinamos fondų lėšos, už mokestį išduodami dokumentai, nevykdomos patikros ir panašiai. Ne, pašto aferistų verslo planas buvo daug sudėtingesnis.
Tai buvo ištisa nusikalstamų veiksmų sistema, kurią sudarė ir piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, ir klastojimas, ir dar daug kitų nusikaltimų. Tik tai, jog sukčiai veikė labai atsargiai, be reikalo niekada nerizikavo. Kaip viskas prasidėjo? 1918 m. lapkričio 16 d. pašto, telegrafų ir telefonų vadybos viršininku buvo paskirtas Tomaševičius, kuris tapo pirmuoju šios svarbios institucijos vadovu naujai susikūrusioje Lietuvos Respublikoje. Jam talkinti netrukus buvo paskirti 3 pareigūnai – Sruoga, Bučinskas ir Augūnas. Šie žmonės buvo atsakingi už pašto sistemų veikimą ir plėtrą. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, jų veikla neapsiribojo vien tarnybinė atsakomybė. Kaip manoma, afera buvo pradėta 1922 metais. Ir tik tai 1932 rudenį vienas didžiausių skandalų Lietuvos pašto istorijoje išvydo šviesą. Valstybės kontrolierius gavo anoniminį pranešimą apie nelegalią pašto ženklų gamybą ir platinimą. Kaip vėliau paaiškės, anoniminis skambintojas buvo vienas iš aferos dalyvių, kuris turbūt pajautė, kad padai svyla ir norėjo iš viso šito išlipti sausiausias. Prasidėjusi revizija atskleidė šokiruojančius faktus. Pašto vadybos sandėlyje rasta neįprastai daug 1923 metų laidos 3 ir 5 litų nominalo ženklų, o kitų ženklų rūšių fiksuota akivaizdus trūkumas, kurios suma siekė net 2 860 500 litų. Tačiau tai nebuvo paprastas tyrimas, tai nebuvo paprasta padišofkė. Ženklai buvo suklastoti labai įtikinamai. Dailininkas Adomas Varnas atliko ekspertizę ir nustatė, kad dalis pašto ženklų buvo padirbti. Liudytojai iškart nurodė, jog už sandėlį buvo atsakingas pašto vadybos direktorius Adolfas Sruoga. Paaiškėjo, kad jis kartu su kitais pareigūnais ne tik organizavo ženklų padirbinėjimą, bet ir vykdė nelegalią jų prekybą. Kauno apygardos teismo prokuroras apkaltino Sruogą, Klaipėdos pašto viršininką Joną Augūną ir dar kelis pareigūnus, klastojant ženklus bei pasisavinant didelės pinigų sumas. Sruogai taip pat buvo pateikti kaltinimai dokumentų klastojimu, nes jis išrašinėjo fiktyvinius raštus vidaus reikalų ministerijai, siekdamas gauti vizą savo pagrindiniam tarpininkui Arnoldui Ebeiliui. Spaudoje rašoma, kad dalį spausdintų ženklų jis liepdavo tyčia sugadinti, nes jie buvo labiau vertinami filatelistų, noriau perkami užsienyje. Tvirtinta, kad jis nurašydavo dalį ženklų ir, užuot juos sudeginęs, tiesiog parduodavo. Turčius mėgo švaistytis pinigais. Restoranuose šimtinėmis prisidegdavo cigarus, o žmonai Paragvajoje nupirko kavamedžių plantaciją. Greičiausiai nedaug kas liko iš nedorų būdų uždirbto turto, nes apsukriam turčiui buvo iškeltos net 2 didelės bylos. Tyrimo metu paaiškėjo, kad Sruoga ir Augūnas nuo pat pirmų darbo dienų buvo neatsiejami kolegos, o tai sukėlė įtarimų, jog jų bendradarbiavimas jau nuo pradžių peraugo į organizuotą nusikalstamą veiklą. Prokuratūra turėjo rimtų įtarimų, kad šie 2 asmenys buvo vieni pagrindinių sukčiavimo schemos architektų. Tačiau tvirtų įrodymų pritrūko. Nepaisant to, remiantis turima informacija, Augūnas galėjo būti priskirtas prie aferos ryklių, tų, kurie ne tik dalyvavo, bet ir kūrė pagrindinę nusikalstamą schemą. Svarbiausi aferos dalyviai – Sruoga, Augūnas ir Margolinas. Vis dėlto, kiekvieno jų vaidmuo schemoje skyrėsi. Margolinas, kaip spėjama, buvo atsakingas už ženklų gamybą ir spaudą, tačiau jam galėjo likti nežinomi kiti aferos aspektai, pavyzdžiui, falsifikatų keitimas į tikrus pašto ženklus. Tačiau jo mažą įsivėlimą rodo ir anoniminis pranešimas teisėsaugai. Pranešimo turinys leidžia manyti, kad jis nebuvo taip įsivėlęs į visas nusikalstamos veiklos detalės. Turimi duomenys leidžia daryti prielaidą, kad Augūnas buvo atsakingas už veiklos organizavimą Klaipėdoje, o Sruoga – Kaune. Jie abu galėjo būti šios nusikalstamos operacijos verslo dalininkai, kurie ne tik koordinavo veiklą, bet ir dalyjosi didžiausiu pelnu. Tuo tarpu daugybė kitų asmenų, susijusių su byla, tikėtina buvo tik samdomi darbuotojai, atlikę antraeilius vaidmenis, o galbūt net nelabai suprasdami, kad padeda aferistam. Aferos tyrimo metu buvo išsiaiškintas dar vienas galimas nusikaltimo dalyvis, apie kurį iki tol nebuvo kalbėta. 1933 metais, spalio 17 dieną, prasidėjus areštams, nusižudė Klaipėdos pašto, telefonų ir telegrafo skyriaus vedėjas Varanka. Spėjama, kad jis taip pat buvo įsivėlęs į aferą. Nors jo savižudybė atrodė kaip kalties pripažinimas, oficialiuose dokumentuose nėra užfiksuota jokių konkrečių duomenų apie jo vaidmenį nusikaltime. Mirusio asmens veikla nebuvo nagrinėjama detaliai. Pašto ženklų byla tarpukario Lietuvos visuomenėje sukėlė didžiulį rezonansą.
Dešimtmetį apie šią aferą nebuvo jokių oficialių žinių. Viskas atrodė ramu, tik retsykiais pasigirzdavo gandų, nuogirdų apie įtartinus pašto veiksmus. Tačiau galiausiai paaiškėjo, kad viskas buvo tiesa. Žmonės sužinojo, jog Lietuvos paštą daugelį metų valdė nusikaltėliai, kurie kontroliavo pašto ženklų gamybą ir manipuliavo jų verte. Dar labiau šokiravo faktas, kad ženkluose galėjo būti tyčia daromos klaidos, siekiant specialiai padidinti jų vertę kolekcininkų rinkoje. Tuometinis valstybinis laikraštis Lietuvos aidas šį skandalą nušvietė labai atsargiai, vengdamas aštrių kampų ir valdžios kritikos. Tuo tarpu Lietuvos žinios pasinaudojo progą ir paskelbė išsamius straipsnius, negailėdamos kritikos aukštiems pareigūnams. Sruogos suėmimas tapo pirmo puslapio naujiena. Pranešimuose ne tik aprašyta pats areštas, bet ir jo milijonų vertės pašto ženklų kolekcija. Jis netgi buvo palygintas su Franklinu Rooseveltu, kuris buvo laikomas vienu didžiausių pasaulio filatelistų. Sruoga ir Augūnas teismo salėje atrodė visiškai kitokie nei prabangiuose pobūviuose, kuriuose anksčiau spindėjo kaip turtingi, charizmatiški, gyvenimu patenkinti žmonės. Dabar jie atrodė kaip tipiški aferistai, kuriuos galima matyti nuotykių filmuose ar romanuose. Tačiau realybėje jų nelaukia laiminga pabaiga. Jų likimas buvo kur kas liūdnesnis. Sruoga galiausiai subankrutavo ir atsidūrė už grotų. Augūnas išvengė kalėjimo, tačiau bylinėjimasis jam kainavo beveik visus pinigus. Ir tikėtina, kad jo reputacija niekada taip ir neatsigavo. Margolinas, kaip išdavikas, regis iš viso šito skandalo išėjo mažiausiai nukentėjęs. Tačiau neabejotinai, šis teismas ir jo procesas jam pakeitė gyvenimą. Adolfas Sruoga jau kalėjime suvokė, kad buvę nusikaltimo bendrininkai rūpinasi tik savimi, versdami visą kaltę jam, todėl nenorėjo bylos atnaujinimo. Balys Sruoga apie tai rašė. Kol kas sutarėm, kad aš privačiai pasikalbėsiu su vienu kitu advokatu, palauksim motyvuotojo Jono Augūno bylos sprendimo, bet aš aiškiai turėjau įspūdį, kad Adolfas bylos atnaujinimo nenori ir Augūnas su Margolinu jam bėdą verčia. Greta Adolfo dar du asmenys, nemažiau kalti, vienas jų net fiziškai savo ranka prisidėjo, o kitas buvo viršininkas. Kad pastarojo prestižas nenukentėtų, buvo susitarta, jog vienas prisims atsakomybę, o anie jį išgelbės. Bet čia keisčiausia, kad Sruogienė konkrečiai įvardino, kad su pašto ženklų byla buvo susijęs dailininkas Varnas ir inžinierius Vytautas Vileišis, tuo metu ėjęs susisiekimo ministro, o vėliau diplomato pareigas. Trys pastarieji pagrindiniai bylos kaltininkai. Varnas savo rankomis pašto ženklus falsifikavo, Adolfas vykdė, o Vileišis pridengė. Visi pasipelnė. Varnas su Vileišiu prikalbėjo Adolfą prisimti kaltę vienam, o jiedu jį išvaduos. Tas patikėjo. Sruogienė, paklausta apie Adolfo baudžiamąją bylą, pabrėžė, kad jos žinios nėra teisiškai pagrįstos. Aš tą žinau iš pačių pirmųjų šaltinių, bet tyliu, įrodymų neturiu. Ir kas padės visą tą purvą iškelti? Balys Sruoga rašė, kad prezidentas Antanas Smetona norėjo atsižvelgti į prašymą sumažinti Adolfo Sruogos bausmės laiką, o teisingumo ministras Jonas Masiulis taip pat siūlė skirti ne 15, o 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Nepaisant visų pastangų, Adolfas Sruoga išliko tvirtas, nepripažino kaltės ir teigė, kad neklastojo pašto ženklų, o tai, ką pirko ir pardavė, buvo tik jo asmeninės kolekcijos dalis. Jis laikėsi versijos, kad tariama klastoti buvo tik techninis spaudos brokas, tačiau visuomenėje ir valdžios sluoksniuose nuomonė buvo kita. Byla buvo stipriai išpūsta, ji tapo ne tik kriminalinė, bet ir politiškai jautria tema. Iki galutinio nuosprendžio paskelbimo Adolfas Sruoga buvo laikomas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Juozas Sruoga, tuo metu dirbęs Tilžėje ir apie teismo procesą sužinojęs iš laikraščių, o nuosprendį išgirdusi per radiją, šokiravo brolio elgesys, kalties nepripažinimas ir negalėjimas paaiškinti, už ką yra nuteistas. Plaukai šiaušiasi nuo tokio skandalo, rašė jis. Nepaisant patirto sukrėtimo, Juozas Sruoga nesmerkė įkalinto brolio, bet svarstė, kaip jam padėti. Kaip tai nebūtų, man atrodo, kad mūsų, kaip brolių, rūpestis turi būti Adolfui visgi kuo galime ir kaip galime padėti, nes juk ir vyriausybė, ir visa Lietuvos visuomenė jį jau pasmerkė ir nubaudė. Jeigu mes nepadėsime, tai kasgi be padės, juk jis visgi dar gyvas žmogus ir nepaisant jo pasibjaurėtino nusižengimo, jis gali suprasti padarytą begalinę kvailystę ir gali pasitaisyti.
Asmeniškai, Adolfui, tiesa, gal ir nedaug galime padėti. Čia jau automatiškai veikia, nepermaldaujami įstatymų nuostatai. Juozas Sruoga gąsdino įaudrinta viešoji nuomonė, kad ši byla tapo beveik politinio pobūdžio. Jis prisiminė, kaip 1905 metais už Čypėnų valsčiuje įvykdytą maištą ir caro valdžios nuvertimą pats buvo nuteistas tremtimi į Sibirą. Anomet jis gerai susipažino su katorgininkų padėtimi, todėl brolio atsidūrimas sunkių darbų kalėjime jam kėlė asociacijas su ankstesne Rusijos katorga. Dar nepasibaigus teismo procesui ir nepradėjus vykdyti nuosprendžio, Sruoga buvo patalpintas į vieną kamerą su Klaipėdos krašte veikusios nacinės organizacijos lyderiu, veterinaru Ernstu Niumanu. Balys Sruoga įdėjo daug pastangų bandydamas padėti broliui, rūpinasi jo materialinę ir emocinę gerovę. Tiekė maistą, spaudą, knygas, samdė advokatus ir siekė įtikinti valdžios atstovus, kad Adolfas dar gali būti naudingas Lietuvai. Tačiau šeimai tai buvo didžiulė tragedija. Jis pats pripažino, kad ši byla užtraukė gėdą ir jam pačiam. Skaudžiai atsiliepė. O aš gi sergu dėl jos. Balys be galo iškentėjo visą tą istoriją. Daug jam jėgų ir laiko užėmė. Daug nemiegotų naktų turėjom. Nuteistasis Adolfas Sruoga išliko uždaras ir neatviravo apie savo būseną. Balys Sruoga nekartą laiškuose broliui Juozapui reiškė susirūpinimą ir nusivylimą dėl susidariusios situacijos. Adolfo reikalai baigia man nervus sugadinti ir faktiškai nieko jam pagelbėti negalime. Juolab, kad aš niekuomet nežinau, ką jis galvoja ir kada man tiesą sako. Balys bendrai buvo gan jautrus žmogus ir labai stipriai pergyvendavo dėl artimųjų negandų. Tad nors ir brolis jam liko gan tolima ir šalta asmenybė, visgi jo kalinimas prisidėjo prie Balio blogėjančios sveikatos. Atrodo, Adolfas visai neblogai. Tiek, kad daugiau pražilęs. Gyvena ligoninėje, ligonio galinčio dirbti padėtyje. Viename kambaryje su Niumanu. Niumanas ligoninėje atlieka įvairias analizės, o Adolfas veda vaistų apskaitą. Jų kambarys užrakinamas tik naktį, o dieną jie gali laisvai vaikščioti, kelias valandas pradžiai, ant stogo, verandoje, pasivaikščiodami. Maistas anot jo visai neblogas, galėtų išgyventi ir be pašalinės pagalbos. Kambarys geras, o ir jo nuotaika nėra prislėgta. Balys Sruoga brolio būseną, kaip jis pats atskleidė savo laiškuose, vertino kaip sąmoningą apsiribojimą nuo išorinio pasaulio. Aš pilnai suprantu Adolfo psichinį stovį. Jis jau yra pasinėręs į kitą gyvenimą. Jame apsipratęs. Mūsų gyvenimo sąlygos jam labai tolimos ir gal net svetimos pasidarė. Be to, Balys Sruoga atsisakė savo paveldėjimo dalies tėvo testamente dėl Baibokų ūkio, norėdamas, kad iš kalėjimo paleistas brolis turėtų kur grįžti. Tačiau geri Balio norai nepadėjo. Adolfas, atlikus 6 metus paskirtos bausmės, sovietų valdžios buvo išgabentas į Irkutsko srityje esantį lagerį. Tais pačiais metais, dėl sveikatos pablogėjimo, Adolfas Sruoga mirė. Adolfas, kaip ir atėjo antras brolis į šį pasaulį, taip ir antras iš jo pasitraukė, palikdamas pėdsaką Lietuvos pašto, teisėsaugos ir žmonių atmintyje. Tik tas pėdsakas nebuvo labai geras. Dėkui, kad žiūrėjote šį kitokį video. Šią istoriją norėjau papasakoti, nes net nežinojau, kad Sruogų broliai tokie buvo. O čia dar 3 milijonus litų praplauti. Ir dar 10 metų slėpti aferą. Ir pasirodo, kad anksčiau Lietuvos elitas buvo aferistai. Klausimas, o kaip dabar? Jei šis video jums patiko, paspausdami like, užsiprenumeruodami kanalą ar pasidalindami video su draugais, gaunate karmos taškų. Dėkui dar kartelį už jūsų laiką. Likit saugus, likit budrus ir pasimatysime kitą kartą.